ponė Renata Gaudinskaitė, Lesto socialinės atsakomybės projektų vadovė, Mario Adomavičių, Svedan valdybos narį ir Ingrida Žaltauskaitė, Lietuvos draudimo atstovė ryšiams su visuomenė. Ir pradėsime diskusiją, kiek atsiperka investicijos į įmonių socialinę atsakomybę. Taip, dar keletą žmonių laukia, prašau, įsiklausykit. Taip, 1, 2, 3, 4, 5. Visi ir yra. Tai mano prašymas turbūt būtų gal pradėti daugmaž nuo konkrečių įmonių pavyzdžio, kaip jūsų nuomonė, jūsų įmonėse tai vyksta. Mes jau pono Dičpetrio mintis apie Ernst & Young girdėjom, tai galbūt šitą klausimą praleisim, bet gal nuo manęs pradėkime, ponė Adomavičių, konkrečiau apie savo įmonės, kokia jūsų patirtis ir kiek atsiperka investicijos ir ar atsiperka, jūs tai darote ir taip toliau. Prašau, aš galiu duoti mikrofoną. Aš taip sutariu su organizacija. Jūs turėsite prezentaciją. Puiku. Labadiena visiems. Aš Marius Adomavičius. Banko finansų tarnybos vadovas, turbūt kaip labiausiai mėgstantis skaičiuoti ir ieškoti naudos. Iš principo turbūt ir esu atsiųstos organizacijos pakalbėti apie tai. Bet prieš pradėdamas, kažkas pasveikino su kalėdom, aš norėjau pasidžiaugti, kad patekau į klubą kolegų ir garbingą klubą ir man garbė būti čia į Swedbanko. Ir pasakysiu toliau. Žinoma, turbūt visi čia sėdintys vienaip ar kitaip per savo asmeninę patirtį susidūrėm su Lesto. Tai asmeniškai aš galvoju, kad jie per 3 metus padarė tiek, jų požiūris į klientą pasikeitė dramatiškai. Aš tai yra natūrali monopolija ir galėjo nesikeisti. Bet dabar pažiūrėkit, taip sninga ir aš įsitikinęs, kad elektra nutrūko Lietuvoje kažkur. Ir aš tikiu, kad per 24 valandas bus sutvarkyta, o jeigu bus nesutvarkyta, tai bus pasakyta kodėl ir kada. Mano gėris absoliutus. Kas liečia Nordic Sugar, tai manau mes išgirsim apie jų darbus aplinkosaugoje ir kokybės, produkto kokybės kūrime. Tai vėlgi gal jie garsesni Kėdainių regione, bet kiekvieną dieną valgom cukrų ir manau viskas negerai. Su Hofmarku asmeniškai aš susidūriau prieš 10 metų, kai dirbau banke kitoje pozicijoje ir turėjom kasdienius darbinius santykius. Tikrai prisiminsiu šitą įmonę kaip įmonė, kuri laikėsi savo verslo kodekso, savo etikos standartų ir buvau visada ramus, kad už šitą įmonę banke bus viskas gerai. Tai manau, taip ir yra. Na, kadangi Linas darė prezentaciją anksčiau, tai aš ją nevinėsiu. Dabar šiek tiek apie Swedbanką ir tą ekonominį tyrimą. Tai pradėsiu nuo to, kad mūsų kaip banko tikslas yra skatinti stipriai ir tvarę daugelio gyventojų įmonių finansinę padėtį. Ir realiai aš manau, kad mes čia visi ateidami turim tą amžiną diskusiją. Įmonės socialinė atsakomybė, tvarumas, kas tai yra, višta ar kiaušinės, kas pirma, kas po to. Na ir vakar vakarė aš dar galvojau, kad čia pasakyti, tai realiai apsibrėžiau iš naujo savo tą tvarumo apibrėžimą ir galiu jums paskaityti. Tai mano supratimu, šiai dienai mes čia visi keičiamės. Tarp kitko, panašiai konferencija buvo prieš 3 metus, tada dar ten visi šnekėjom angliškai ir ten buvo 95% moterų. Šiandien jau yra daugiau vyrų, smagu. Ir kalbam lietuviškai. Tai reiškia, kaip pasakyti, visuomenė keičiasi ir bręsta. Tai šiai dienai man atrodo, kad tvarumas yra ilgalaikis ir stabilus įmonės vystymasis, nebloginant ateities kartų sąlygų. Ir konkrečiai įmonės atveju tai gali netgi reikšti dalies pelno atsisakymą trumpuoju laikotarpiu dėl ilgalaikių tikslų. Tai čia mano tvarumo supratimas. Kas liečia socialinę atsakomybę, tai socialinė atsakomybė, vėlgi kalbant paprastai, taip kaip aš ją suprantu, tai yra rinkinys veiksmų ir priemonių kasdieniam gyvenime, kaip tu tą savo tvarumą įmonės ir veikimo užtikrinti. Tai pats ekonominis tyrimas, kurį darė Ernst & Young ir buvo mūsų įmonė, iš tikrųjų šiek tiek gailiuosi užgrebė tai vieną labai siaurą dalį mūsų įmonė.
O iš tikrųjų mes įmonėje fokusuojamės ant 4 banginių. Tai kūrėme patys tvarų verslą ir bandome padėti tai daryti klientam. Manome, kad sprendžiame visuomenės problemas, rūpiname savo darbuotojais ir rūpiname savo klientais. Tai gal tiesiog po konkretų pavyzdį, kad suprast kontekstą. Tai vienas iš pavyzdžių yra tvari energetika. Man labai patiko klausimas apie žalią energetiką. Galim šnekėti kiek norime, bet pavyzdžiui prisiminkim tokį dalyką, kai buvo išrastas pirmasis kompiuteris, kokio dydžio jisai buvo ir koks jis yra dabar. Iš principo viskas keičiasi. Tai iš tikrųjų šiandien skamba gana įdomiai. Galim parduoti valstybė energiją už litą 40, patys sumokėti 45, turėti gražų litą. Kita vertus, ką aš girdžiu, kas liečia konkrečiai saulės energiją, per 2 metus technologija atpigo 2-3 kartus. Tai reiškia, kad tikiu, ir manau, kad čia visi vienai par kitaip sutiksit, kad jinai pigs toliau. Tai ta paskata, kurią dabar daro vyriausybė, aš manau, yra labai teisinga ir orientuota į ateitį. Tai konkrečiai bankas savo laiku apsisprendė, kad mes finansuosim vėjo jėgaines. Šiai dienai mes finansuojame apie 70% vėjo jėgainių Lietuvoje. Su vėjo jėgainėmis pagaminama apie 4% energijos. Nu ir jinai yra žalia. Tai perkate iš Vabo, kuris yra vėjo jėgainių savininkas. Mes prisidedam prie to tvarumo ilgam periodui. Kitas pavyzdys yra, vadinkim, tvarūs namai. Tai yra tokia garsiai gal nelabai pavykus, bet dabar nauja vyriausybė labai pavyks. Jessica projektas yra atėjusi į komercinį banką, susitarė su vyriausybė finansuoti renovavimą. Ir iš tikrųjų tai yra labai rizikinga banko požiūrė. Nes finansuojant renovavimo programos rėmuose dabar, turi reikalą ne su vienu gyventoju, o su 120, su 280, labai sunku administruoti ir taip toliau. Bet mes tą darom. Mes manom, kad tai yra geras dalykas. Kaip patys elgiamės, čia irgi galbūt yra buitis ir kasdienybė, bet iš tikrųjų reikalaujame iš savo tiekėjų tam tikrų dokumentų įrodančių, kad jie elgiasi taip kaip mes norime. Socialiai atsakingai moka atlyginimus ir panašus dalykai. Vienas iš geriausių galbūt pavyzdžių, kurių aš pats prieš metus nesuvokiau, mūsų, aš šiandien galiu pakomentuoti, kredito komitetas pradėjo reikalauti iš stambių verslo klientų užpildyti tam tikrą ataskaitą, kaip gavę jie tas lėšas panaudos verslui ir kaip tas verslas įtakos aplinką, tas jų mūsų profinansuotas verslas. Iš tikrųjų, iš klientų pirminė reakcija buvo gana sudėtinga. Dar vienas biurokratinis išmislas banke. Bet dienos pabaigoje dabar jau pradėjo galbūt net ir grįžti klientai ir dėkoti, kad mes esame tą padarę, nes tai jiems patiems geriau padėjo suvokti, kodėl jie tą daro ir ar verta tą daryti. Tai padeda geresniam verslui. Tai čia buvo vienas iš tų didelių blokų, kurio tyrimas neapima. Manau, kad didžioji ekonominė nauda buvo čia. Toliau. Tyrimas akcentavo į šitas, vadinkim taip, mano finansininko požiūrio minkštesnės sritis. Kodėl mes šitoj srity irgi esame pakankamai aktyvus, banke dirba 2000 žmonių. Virš 70% jų turi aukštą išsilavinimą. Iš principo mes turim pakankamai didelį intelektinį potencialą. Ir kai žmogus patenkina savo poreikius, jisai nori kažką daugiau duoti. Tai vadovybė kartu su kita įmonė mes kaip ir užsitarėm, kad norint tiek suteikti tam tikrą savirealizaciją saviems žmonėms, tiek padėti jauniems žmonėms suvokti, kad žinių siekimas yra geras dalykas. Iš to gimė programa Kam to reikia. Esmė labai paprasta, darbuotojas, kuris turi ką pasakyti, eina į mokyklą, skaito paskaitą, dalinasi savo patirtim, skatina mokinius siekti žinių. Taip pat bankas remia Junior Achievement judėjimą. 320 mokinių bendrovių, kartą į metus finalinis renginys būna mūsų būstinėje.
jiems reikalinga tam tikra einamųjų metų parama. Mes tą darom. Lietuvoje su verslumu yra iš principo galbūt galėtų būti geriau. Kodėl bankui tai naudinga? Gal pasakysiu tokį dar vidury, vieną iš iššūkių. Viską darom su tikslu. Tai bankui tai yra naudinga. Jeigu užauginsim jaunus verslininkus, jie ateis į banką, jie duos bankui ateity pajamų. Gal kažkas girdėjo Senjorų finansų akademiją. Bankas antiek didelis, kad jisai turi šiai dienai 1 milijoną aktyvių klientų Lietuvoje. Tai reiškia, jeigu sakom, kad turim 1 milijoną aktyvių klientų, tai tikim, kad tas klientas per 3 mėnesius padaro 9 transakcijas mūsų banke. Tai mes turim tokių 1 milijoną. Tai reiškia, kad kiekvienų šeimoje yra turbūt bent po 1 asmenį. Kai pasižiūri visuomenės struktūrą, yra jaunimas, apie kurį aš jau minėjau, kam to reikia, ir yra senjorai, kurių galbūt įpročiai turėtų keistis mūsų požiūrį. Ir mes kaip aktyvus visuomenės narys turim vadinamą Senjorų finansų akademiją. Ką jinai daro, jinai pasitinka senjorą skyrių tinkle ir bando sudominti atsiskaitimus kortelėmis, atsiskaitimus internetu, panašiais dalykais. Manom, kad tai irgi prisidėtų prie tvaresnio ir saugesnio verslo ir apskritai gyvenimo Lietuvoje. Žmonėms galbūt nebereiktų eiti šaltų žiemos metu į banką. Į banką nereikia eiti. Kita iniciatyva yra finansinis raštingumas. Turbūt visi sutiksim, kad per paskutinius 20 metų turėjom eilę perturbacijų, turėjom talonus, turėjom litą pririštą prie dolerio, turim litą pririštą prie euro. Tik dabar iš tikrųjų mes matom, kad visuomenė pradeda suprasti, kad reikia taupyti, kad reikia turėti savo gyvenime tam tikrus finansinius buferius, kad reikia biudžetuoti savo pajamas išlaidas. Ir šitą iniciatyvą, aš manau, yra vienas iš tokių ryškiausių mūsų pavyzdžių. Vėlgi, šnekant diskusijų, manau, tas išlys, turime, aš visada kalbu su naujokais darbe, yra šventoji trejybė. Yra akcininkas, kuris davė tau kapitalą, kad tu veiktum, yra klientas, kuris tau sugeneruoja ir uždirba pajamas, ir yra darbuotojas, kuris sujungia akcininko ir kliento egzistavimą. Tai iš tikrųjų ta šventoji trejybė, turi būti, jie visi turi būti patenkinti. Tai darbuotojai yra labai svarbus aspektas. Ką mes darom su jais? Mes darom keletą dalykų. Ta tyrimas ir padengė ir iš tikrųjų, galėsim apie tai pakalbėti, tai mes bandom suteikti žmonėms gebėjimą užsiimti savirealizaciją. Tai vienas iš tokių paprasčiausių dalykų, tai leidimas užsiimti savanorystę darbo metu. Rutinai. Kitas dalykas yra, turim tokią iniciatyvą pokalbių bažų, reguliariai kviečiame įdomus visuomenės žmonės atvykti pas mūsų banką ir plečiam savo žmonių akiratį. Manau, kad tai yra pakankamai efektyvu. Na ir ta paskutinė pagrindinė dimensija mūsų paslaugų tiekėjo įmonės gyvenime yra klientai. Tai iš tikrųjų bandom jiems irgi palengvinti gyvenimą ir tikėti, kad tai socialiai atsakinga jų akyse. Konkretus pavyzdžiai, tai yra tas asmeninio biudžetavimo įrankis, kuris yra mūsų interneto banke. Ir taip pat, nežinau, bet gal čia pasakysiu, bet turbūt esame vienintelis bankas, kuris sudarėm sąlygas specialių poreikių turintiems klientams, tai yra silpnaregiams ir akliems girdėti sutartis prie tam tikrų bankomatų Vilnius ir visoje Respublikoje. Tai čia turbūt tiek apie Swedbanką, dabar apie patį mano požiūrį, mes jau iškėlėm į diskusiją, bet labai gerai, kad tas tyrimas buvo padarytas, nes jisai ištraukia mūsų visus iš tam tikros rutinos. Mes kasdien einam į darbą ir turbūt darom tam tikrus veiksmus sąmoningai ar nesąmoningai, bet tas tyrimas, jisai vėlgi tau liepia atsisėst čia ir pagalvoti, ar tikrai viską darai taip, kaip turi dirbti. Tai vadinkime apie pačią ekonominę vertę
tyrimas parodė, konkrečiai mūsų atveju vertė yra. Jeigu manęs paklaustų, ar aš sutinku su jos apibrėžtų dydžiu, aš manau, kad jinai yra didesnė. Tai galėsime diskutuoti apie metodologiją. O svarbu, kad dabar ta iniciatyva nenumirtų, man požiūrį. Tai savo įžangą baigiu. Gerai, tai ačiū. Tiesiog gal natūraliai tęskim, kas jeigu čia tiek gerų žodžių išgirdom apie Lesto, tai prašau, mikrofonas ant stalo. Įsijungtis. Labai ačiū už tos gerus žodžius. Ir kalbant apie Lesto iniciatyvas, tai manyčiau, kad kalbėsiu tik apie tas, kurios buvo šio tyrimo imtyje. Nes, tarkim, suvokdami, kad per tam tikrą laikotarpį ir dalyvaujant tokiam kiek įmonių apžvelgti visos veiklos ir išsinagrinėti jos detaliai tikrai neįmanoma, tai mes paimame 3 savo iniciatyvas, kurios yra, taip sakykime, labiausiai skirtos išorėje ir dažniausiai galėtų būti matomos visuomenės. Tai buvo tokios nagrinėjamos 3 ilgalaikės iniciatyvos, kaip Operacija 2020, kurios tikslas yra mažinti nuostolius tinkle, kada mes einame kalbamės su gyventojais, susitikinėjame su seniūnais, kalbame apie tai, apie pareigą genėti medžius, kada užeina įvairios audros, kad būtų kuo mažiau nuostolių. Kalbame apie gyventojų pilietiškumą ir atsakingumą, kada jie nepraeitų pro, tarkim, kažkokį išplėštą ar sugadintą įrenginį, ar žinodami apie kažkokią vagystę mus informuotų. Ir aišku, tai yra ir saugumo didinimo tam tikri efektai. Kitas projektas buvo Tiek, kiek reikia, kuris skatina gyventojus įgyti naujus įgūdžius, kalbant apie elektros energijos vartojimą. Tai tiesiog šio tyrimo apimtyje mes džiaugiamės to, kad vis daugiau klientų, mūsų verslo klientų pereina prie elektroninių atsiskaitimų, kad vis daugiau privačių klientų pereina į nuotolinius kanalus. Suvoktų, kaip iš 1 kWh galima pasiimti daugiau. Ir žiūrime, kaip tie vadinamieji smart gridai galėtų ateiti į Lietuvą, kaip plėsti visą šitą suvokimą ir supratimą, kad tai yra visiškai šalia netoli mūsų. Ir trečioji iniciatyva buvo Elektromagija LT. Tai yra mūsų projektas vaikams ir mokykloms, kada mes einame su mokymu, kaip reikia saugiai elgtis su elektra ir skatinti tą tausojančio suvokimo, kad kaip reikėtų su aplinka elgtis, taip pat ir aišku su energijos vartojimu. Tai atliepiant į buvusio pašnekovo mintį, iš tikrųjų tyrimų mes džiaugiamės, kad tokia iniciatyva apskritai buvo, kad tokie tyrimai vyksta apskritai ir kad galima pradėti galvoti apie ekonominį naudingumą. Bet visgi šitose veiklose mes matome irgi daug didesnės naudas, kurios yra ne visada apčiuopiamos ir pamatuojamos. Kaip mes tai darome? Per visuomenės nuomonės tyrimus ir per klientų pasitenkinimo giluminius tyrimus, iš kurių po to mes dėliojame savo sekančių metų planą, ką turėtume koreguoti, tikslinti, daryti kitaip ir panašiai. Tai, tarkime, jeigu tariant trumpai, kaip tyrimo išvada, tai yra kaip sąmoningumo ir atsakingumo augimas, vertinamas tyrėjų kaip sąnaudų dimensija. Ką mes matome, tarkim, jeigu žmonės išgirdę mūsų informaciją operacijos 2020 lygmenį, ten laiku prižiūrėjo savo želdinius, tai buvo mažiau kažkokiu tai nuostolių mums tinkle, bet iš karto kartu mes turim mažesnius nuostolius ir gyvybių išsaugojimą. Pastarųjų 2 metų statistika buvo tokia 12, 9 ir šiemet ačiū Dievui 0. Vienas toks įkvėpimas. Tada, tarkime, jeigu kalbame apie klientų perėjimą į elektroninę erdvę, tai mes turime jau virš 90% tų klientų, kurie sąmoningai perėjo ir pasirinko tas vadinamasis mūsų eko sąskaitas. Darėm labai intensyvias akcijas, kad žmonės pereitų į nuotolinius kanalus, iš tikrųjų, kad nereikėtų popierinių knygelių, kad jie tiesiog rinktųsi tiesioginį debetą ir panašiai, tiesiog daugiau naudotųsi internetiniais kanalais, neįkodami savo laiko, lėšų ir taip toliau. Tarkim, galbūt sunkiausiai pamatuojamas ir ekonomiškai galbūt sunkiausiai būtų pakrysti investicijas į vaikų edukavimą. Tarkim, kaip tai pakrysti
išsaugotomis gyvybėmis ar kažkokia, tarkim, jeigu vaikai sužino, kaip taip elgtis ir panašiai. Tai iš tikrųjų ta iniciatyva yra sveikintina ir mes dar turime labai daug klausimų iš tiesų mūsų tyrėjams dėl to tyrimo ir dar esame diskusijų periode, bet iš tiesų apskritai vertinant, mūsų požiūris yra šiek tiek platesnis, žiūrint į šitos dalykus. Žinoma, bet kokiu atveju, kaip ir kiekviena įmonė, kurie siekia veikti efektyviai, mes viskas stengiamės pamatuoti. Bet labai aiškiai suprantam, kad yra dalis, kurios tu nepamatuosi, ypač socialinio pokyčio. Ačiū. Ir Ingrida, gal žodis jums, prašau, Lietuvos draudimas. Labą dieną, aš atstovauju šiandien Lietuvos draudimą. Čia dabar kolegos labai daug ir gražiai šnekėjo apie tai, ką daro į išorę. Mes irgi dirbam daug į išorę, dirbam saugumo keliuose srityje, dirbam gydami visuomenę ir ją šviesdami. Bet būtent šitame tyrime ir būtent kas liečia mūsų kompaniją, tai daugiau dėmesio buvo skirta darbuotojams. Tai yra, ką mes darome, kad kiekvienas darbuotojas gerai jaustųsi bendrovėje, žinotų savo tikslus, kad jam būtų aišku, kur jis eina ir kaip jis gali savo kasdienį darbų prisidėti prie įmonės tikslų pasiekimo. Tai iš tikrųjų, iš visų įmonių socialinės atsakomybės 4 didelių sričių pats didžiausias dėmesys Lietuvos draudime yra skiriamas būtent tai sričiai, kur yra susijusi su darbuotojų teisėmis. Ir kita vertus, tai yra sunkiausiai išmatuojamas dalykas, sunkiausiai pasakyti, kokią ekonominę grąžą ar ekonominę naudą mums tai duoda. Ir tyrimo autoriai labai tiksliai, tikrai Kilito suskaičiavo ir paskaičiavo tą grąžą. Tiesa, mūsų įmonėje buvo ištirti 2 departamentai, nes įmonė yra didžiulė, dirba beveik 200 darbuotojų. Tai iš tų 2 departamentų dabar tikrai turime ant popieriaus parašyta, kiek mes sutaupome ir kokia yra ta ekonominė nauda. Tai jinai tikrai matoma, bet aš noriu pasakyti, kad įmonė Lietuvos draudimas savo socialinę atsakomybę orientuotą būtent į darbuotojus, į jų įsitraukimo didinimą pradėjo vykdyti labai seniai ir dar tada, kai, drįsčiau pasakyti, niekas turbūt, ar ne, neskaičiavo, ar ten kiek litų susitaupys ir kodėl mes tai darome. Tiesiog tas kiekvienas darbuotojas yra auginamas kaip gėlė šiltnamyje ir apie kiekvieną ten yra rūpinamas ir kiekvienas yra apžiūrimas ir pasižiūrima, kad jis tikrai jaustųsi patogiai, saugiai, tai yra tas darbo aplinkos kūrimas, apie kurį mes kalbame. Tai išvardinti galėčiau keletą tokių didesnių dalykų, kuriuos mes darome, reiškia, orientuotus į darbuotoją. Tai viskas prasideda nuo naujo darbuotojo. Kiekvienas naujas darbuotojas, kuris ateina į Lietuvos draudimą, nepriklausomai nuo to visiškai kokiose pareigose jisai dirba, jam yra priskiriamas bičiulis. Bičiulis būna su darbuotoju tol, kol tai yra reikalinga, kad darbuotojas pajaustų ir suprastų, kuris atėjo, kad jis nebūtų pasimetęs ir vienišas. Vyksta įvairūs renginiai tokie kaip naujokų diena. Bendrovės vadovas pats asmeniškai kiekvieną darbuotoją po kurio laiko, po ten kelių mėnesių praleistų bendrovėje pasikviečia pas save ir paklausia, kaip tu jautiesi. Tai atrodo tokie galbūt ir neįtin reikšmingi arba ekonomiškai visiškai neaiškiai apibrėžiami dalykai, bet jie sukuria tam tikrą atmosferą ir tai padidina darbuotojų įsitraukimą. Idėjų bankas, Žvaigždynas, Lietuvos draudimo akademija, Lietuvos draudimo talentai, tarptautinės mokymų programos, galimybės dirbti lanksčių darbo grafikų, derinti studijas, visos ten papildomos naudos, kurios tiesiog yra suteikiamos darbuotojams. Mes esam paskaičiavę, kad per metus
ta skatinimo sistema darbuotojai suteikia už vidutiniškai 3,5 tūkstančio litų papildomų naudų, yra ten galybė galimybių mokytis ir tobulėti, jeigu tik tai kiekvienas iš jų to nori. Tie, kurie yra beišeinantis iš mūsų organizacijos, Lietuvos draudimas yra seniausia draudimo bendrovė Lietuvoje, mes labai nemėgstam to žodžio seniausia ir dažnai sakom didžiausią patirtį turinti, iš tikrųjų veikianti rinkoje jau daugiau negu 90 metų. Tai mes turim labai didelę dalį darbuotojų, kurie dirba, turbūt tai yra jų pirma ir paskutinė darbovietė. Lietuvos draudimas. Iš tikrųjų, gal skamba truputėlį, bet taip yra. Tai yra, iš kitos pusės tai yra neįkainojama patirtis ir tam, kad jos neprarasti, taip pat prieš keletą metų buvo įsteigtas seniorų klubas, kuris irgi, kad tie žmonės jaustųsi reikalingi ir nesijaustų, kad jie išėjo iš darbo ir apie juos pamiršo ir jie daugiau su nieko nebendrauja ir va šitaip. Tai jie perduoda savo patirtį, jie važiuoja, nes kartu su jaunimu pas klientus ir yra tokia irgi skatinimo programa. Tai svarbiausias dalykas mūsų organizacijoje nukreiptas į darbuotojus, tai yra darbuotojų įsitraukimo tyrimas, kuris atliekamas kartu su tarptautinė kompanija Gallup ir darbuotojų įsitraukimas yra tyriamas kiekvienais metais. Aš nežinau, ar daro kas nors iš jūsų iš tikrųjų daro, ne? Tai labai džiugu, kad tie rodikliai kasmet gerėja. Tai aš manau, kad tai, ką mes darome, tai kokios iniciatyvos vyksta, tie visi pokalbiai, tas rūpestis darbuotojams vėliau atsispindi to tyrimo rezultatuose. Tai turim dabar naujausią tyrimo rezultatą, esam, nebūtų sakyti, tarp geriausių visoje mūsų grupėje, tai yra RSA grupėje ir tas labai džiugina iš tikrųjų. Tai ačiū kol kas Ingrida jums ir gal ponas Virginijus galėtų pratęsti bendrovė Plakmarkas. Tiesiog paimkite mikrofoną. Jūs čia, prašau. Kadangi laisva vieta, Taip, laba diena. Ir pirmiausia, norėčiau, aišku, padėkoti organizatoriams, kurie pakvietė mus pasakyti kelius žodžius apie tai, kaip mums sekasi, reiškia, su ta socialinė atsakomybė, ar jinai teikia ekonominės, tai yra praktinės naudos. Matyti, išvelgia, kad mes kažką tai gerą padarom šioje srityje. Ta proga tikrai labai dėkoju. Tuo pačiu noriu visų atsiprašyti, todėl, kad aš nesu labai geras kalbėtojas, nemoku gražiai labai tas pristatymus padaryti, tačiau mielai jums parodysiu, ką mes esam padarę, kokių turim pasiekimų ir galbūt jūs tai galėsit kažkiek pritaikyti savo veiklose. Kaip ir čia yra parašyta, nes manom, kad vis tik yra vertinga. Tai yra duoda ir praktinės naudos. Labai trumpai pristatysiu pirmiausia apie mūsų įmonę, kas mes esam tokie. Mes esam daugiau mažiau, reiškia, jaunų žmonių kompanija, kurie po studijų kažkodėl tai neišvažiavo kažkur tai kitur, bet pasiliko, reiškia, Lietuvoje ir gana užsispyrusiai bandom įrodyti, kad ir čia galima gyventi ir ten ne taip jau blogai. Mes dirbam pakuočių srityje, pakavimo ir ženklinimo įvairius smulkesnius ir netokius smulkius sprendimus pateikiame. Dirbam jau 18 metų, apyvarta apie 50 milijonų per praėjusius metus buvo, šiais metais bus tokia 10% didesnė. Yra 159 darbuotojai. Manom, kad ateina į darbą ir dirba kasdien truputį daugiau negu pusę. Nes jeigu dirbtų visi, tai gyventume kur kas geriau. Ir turim dukterinę įmonę Latvijoje, kuri per visus savo krizės metus dirbo pelningai ir tuo mums parodė, kad nepaisant to, kokia gali būti ta sunki finansinė krizė,
kad gerai, kaip sakoma, susitikuojant darbus, galima, reiškia, šauniai išsiversti. Veiklos rytis, kuriuose mes dirbame. Mes turim spaudos tokį cechą, reiškia, spausdinam etiketės, tokias, kurioms nereikia klijų. Čia yra latviškos etiketės pavyzdys uždėtas, kur, kaip sakoma, apgalo visą tą buteliuką, reiškia, ir tame taip pat galima būtų, norint skaičiuoti, suskaičiuoti, reiškia, kokia yra ekonominė nauda, nes, reiškia, jeigu nenaudojame klijai, nenaudojamas kažkokios kitos pridėtinės medžiagos, reiškia, tai labai daug ir materialių resursų susitaupo. Toliau, taip pat mes dirbam pakavimo medžiagų srityje, tačiau mes nesam jokių pakavimo medžiagų gamintojų. Mes esam pristatantis, patiekiantis į rinką pakavimo medžiagas, kurios dažniausiai nėra gaminamos mūsų regione, tai pavyzdžiui, įvairios plonos labai plėvelės, reiškia, kaip saldainių ten pakuotėms, įvairios daugiasluoksnės plėvelės, apie kurias daugiausiai, kaip sakoma, paprasti žmonės nelabai susimąsto. Taip pat dirbam inžinerijoje pakuočių dalyje. Tai čia yra parodyta mineralinio vandens išpilstymo linija, kada jau produkcijų yra susidaro, kaip pasakyti, ne vienas kitas produktas, bet visas srautas, yra reikalingi tam tikri sprendimai, kad tą produktą paskirstyti ir, žodžiu, jisai saugiai nukeliautų iki galutinio naudotojo. Ir žinoma, kad visa ta sistema veiktų, yra reikalingos atsarginės detalės, tai yra garantinis ir pagarantinis aptarnavimas. Praeitis ir dabartis ir ateitis, duotu atveju aš turiu galvoje, reiškia, apie įmonių socialinės atsakomybę, reiškia. Ir kaip ir daugelis kompanijų, mes čia, kaip sakoma, neatsibūdome per vieną dieną, netapome, reiškia, socialiai atsakingi. Tam buvo tam tikras laikotarpis reikalingas. Galima sakyti, veiklos pradžioje, ta didelė mūsų studentų, reiškia, grupė, mes tiesiog kažkaip apsisprendėme, reiškia, kad mes investuosim į tas technologijas, kurios nesukuria daug taršos. Labai paprastas ir racionalus buvo tas apsisprendimas. Mes tiesiog nenorėjom, reiškia, dirbti už tai, kad aplinkui mus būtų, reiškia, tos gamybinės, reiškia, tos sąlygos kažkokios užterštos ir to atveju neinvestavome jokias tam skaitiklių turinčias technologijas. Ir taip metai iš metų, reiškia, tos krypties veikiantis, taip susikūrė, kad gamybinės sąlygos, reiškia, gavosi labai, kaip pasakyti, palyginus švarios, reiškia, jas negėda atsivesti, reiškia, jų parodyti, reiškia. Taip pat, aišku, ir ekonominis ganėtinai nemažas sutaupimas gausi, nes nereikėjo investuoti jokius palyginus brangius oro valymo įrenginius. 2005 metais, kada kūrėsi, kad buvo atsižvelgiamai tą global kompaktinį iniciatyvą ir kūrėsi tinklas, mus pakvietė dalyvauti, mes taip pasvarstėm ir aiškiai supratome, mes tikrai nesam nei kiek vyresni už kitas įmonės, mes turim labai daug į ką lygiuotis ir net šioje salėje yra įmonių atstovai, iki kurių mums yra labai toli. Tai nežiūrint to, pagalvom, kad tiek jau to reiškia, jeigu jau mus kviečia, o mes esam tokioj gana potencialiai pavojingoje, reiškia, srity, nes tos pakuotės sukuria ganėtinai didelę taršą mūsų kasdieniniam gyvenime, reiškia. Tai vis tik galbūt verta atsižvelgti tos pasaulyje įsigaliojančius normatyvus ir, reiškia, reikėtų galbūt prisijungti ir manau, kad mes tikrai labai neapsivykom, nes esant tarpe kitų įmonių, kurios, reiškia, irgi laikosi šių reikalavimų, seka naujas tendencijas pasaulyje ir daug lengviau, negu kad viską atradinėti patiems. Ir
kadangi kažkiek metų padirbom, žiūrim nieko blogo, tai reiškia šiais metais nutarėm įsidiegti, reiškia, tos du standartus, esą 8 000 ir viso 26 000, kurių esą 8 000, tai čia yra darbo santykių daugiausia reguliuojantis standartas. Kaip pavyzdį, reiškia, pasakysiu šiandien, kada gamintojas pasako, tai yra gamybos darbininkas pasako, vis tiek padarė kažkokį broką ir meistras, aš ir piktas sako, aš jam parodysiu. Tai čia yra kažkaip reglamentuota, kaip reikia. Na, o ISO 26 000 yra naujausias šios srities standartas, jisai yra gairių rinkinys, gairių nuorodų rinkinys, kurios padeda susiorientuoti, kada iš tikrųjų nežinai, čia yra gerai, negerai, reiškia, atsakinga, neatsakinga, reiškia, mes mažinsime elektros suvartojimą, čia yra atsakinga ar ne, reiškia, elektros tinklams, tai tikriausiai neapsidžiaugs, jeigu elektros tinklai yra suinteresuoti, kad jie pirktų, kad vartotojai pirktų tą elektrą. Tačiau energijos besaikis vartojimas, jis yra, reiškia, yra resursų švaistymas. Todėl šioje, reiškia, prezentacijoje nutariau daugiau parodyti, kokias būtent atliekų arba nereikalingų išteklių nenaudojimo aspektus ir kokią naudą iš to galime turėti. O čia yra bendrai tiesiog išvardinta, į ką mes daugiau kreipiame dėmesį įmonėje. Atsiprašau, jeigu per greitai. Šiais metais taip pat apsisprendė dėl to esą 8 000 standartų, pasitvirtinom politiką įmonė, kuri šiaip lyg ir yra viskas ir taip aišku, kad nereikia naudoti vaikų darbo, priverstinio privalomo darbo, sveikata, sauga, asociacijų laisvė, diskriminacijos neturėtų būti, drausminė praktika, darbo laikas, tačiau, reiškia, gyvenime, reiškia, dažnai būna taip, kad, reiškia, pavyzdžiui, viršvalandžiai ne visada labai jau ten tiksliai suskaičiuoja. O standartas tai parodo, kad vis tai reikėtų daryti. Ir tiesą sakant, jeigu mes su darbo drausme, darbo laiku, darbo užmokesčiu elgiamės gerai, tai gauname bendrą rezultatą taip pat geresnį. Aišku, įmonėje gyvenimas mūsų, kaip sakoma, neapsieina ir be tokių linksmesnių iniciatyvų. Turim švenčiam, švęsti mėgstam, kaip tai galim, taip ir švenčiam, taip pat dalyvavom savanorystės programuose, daugiau tai yra jau darbuotojų pačių iniciatyvos, tai reiškia gyvenusių žmonių priežiūros iniciatyva buvo, reiškia keletą žmonių dalyvavo ir kas gyvūnais labiau rūpinasi. Čia tiesiog yra daugiau žmonės pagal pomėgius, į ką jie ten orientuojasi, tokią susiranda programą, mes palaikom, paskatinam, pagiriam ir laikom, kad tai atsiveria. Taigi yra ir šiek tiek rimtesnė šio pristatymo dalis yra, reiškia, ekonominė nauda. Ar mes iš tikrųjų gaunam socialinę atsakomybę besirūpindami? Duotu atveju aš vienaip ir kitaip reiškia galvojau ir visgi mes kažkaip nesupriešinam, reiškia, čia yra ekonominė nauda, o čia yra socialinė atsakomybė. Mes daugiau žiūrim, reiškia, ar atitinka, reiškia, socialinė atsakomybė, arba tai, ką mes laikome, kad tai yra socialiai atsakinga, tie metodai ir būdai, kuriais mes gauname, reiškia, naudą. Jeigu mes naudojame, reiškia, tarkim, mažesnius resursus, tai mes mažiau nukertam medžių, mažiau ten sunaudoja išteklių gamtos, kurie yra neatsistatomi, reiškia, arba labai daug metų reikia jiems atstatyti. Ir tuo būdu, jeigu mes elgiamės racionaliai, reiškia, mes elgiamės socialiai atsakingai. Toliau dalyvavom, reiškia, šitam pasiūlytame ekonominės naudos tyrimai ir kągi mes ten matavome. Paėmėm 3 tokias paskutiniu metu, reiškia, pas mus įgyvendintas, reiškia, iniciatyvas, iš kurių kažkurios buvo ekonomiškai naudingos, kai kurios buvo neekonomiškai, tai yra ekonomiškai nenaudingos. Tuo norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad tikrai ne kiekviena socialinė iniciatyva yra
ekonomiškai naudinga. Tačiau pažiūrėkime, koks gaunasi bendrasis rezultatas. Dalyvavom, reiškia, beatliekinės gamybos vystyme, arba kitaip sakant, norėjom tas atliekas, kurios yra nerūšiuotinos ir neperdirbamos, tas kaip įmanoma sumažinti. Taip pat reaktyviosios elektros energijos sistemą įdiegėme, nes norime, kad būtų mažesni, reiškia, išmetimai reaktyviosios energijos. Aš atsiprašau, mes esame tokia truputį technologinė kompanija, dėl to čia tokių daugiau technologinių dalykų bus. Reaktyvioji energija, jeigu labai trumpai pristatyčiau, kas tai yra, reiškia, jeigu yra tie dideliai įrengimai kažkokie tai elektrą naudojantis sustabdomi, tarkim, arba įjungiami, jie, reiškia, sukelia tam tikrus, reiškia, elektros šuolius tinkle, yra iš esmės, kaip pasakyti, nepageidautinas reiškinys ir už tai yra imamas papildomas mokestis, nes kažkas turi išlyginti tuos tinkluose tuos sviravimus. Taip pat yra nauja tokia, kaip pasakyti, galbūt yra mada čia pas mus Lietuvoje, reiškia, LED šviestuvai. Ar jie duoda iš tikrųjų naudos, ar bus naudos tik 4 metų, reiškia, kaipgi yra iš tikrųjų. Norėjom pasižiūrėti ir padarėm paskaičiavimus. Va prie šito mes tikrai nenorim prisidėti. Kaip įsivaizduoja, kas lieka, kaip žmonės įsivaizduoja, kas lieka po gamybos, reiškia, kada jau ten suvartojimas pakuotės ir taip, kaip sakoma, kaip mes tą įsivaizduojam. Įsivaizduojam savartynus, reiškia, ir juos papildantis, reiškia, kažkokie gaminiai, reiškia, ir gamybos atliekas ir iš tikrųjų. Tai buvo viena iš tokių, kaip pasakyti, pagrindinių, reiškia, iniciatyvų, kodėl manom, kad vis tik verta mažinti, reiškia, kad tie išmetimai būtų mažesni. Gamybos procesą, jeigu labai gerai išstudijavus, reiškia, tokių visiškai neperdirbamų atliekų gali būti labai mažai. Mes, jeigu mes investuosime ir tas atliekas, kurios spaudos procese lieka, reiškia, neperdirbamos, mes perdirbsim ar turėsim naudos. Teoriniai skaičiavimai parodė, kad mes turėtumėm 4 kartus daugiau, reiškia, pinigų, jeigu mes pervestumėme tas atliekas į kitą energijos rūšį. Galima paversti į kūrą, galima yra technologijos, kurios į dujas paverčia ir taip pat, na, žodžiu, toliau jau naudingas produktas, reiškia, ir galima naudoti. Taip pat yra technologijos, kurios paverčia tiesiog į kitus gaminius. Kai mes pradėjome realybėje ieškoti, kokios priemonės gali pasitarnauti tam, kad būtų, kaip čia pasakyti, tos atliekos sutvarkomos, jos galėtų būti sutvarkytos, nežinau, kiek jums matosi, čia apatiniuose paveikslėliuose. Tiesiog, reiškia, jas, kaip čia pasakyti, supresuojant, surišant, sumažinant jų tūrį ir toliau naudojant, vadinkim, reiškia, tose aukštaprasnėse, reiškia, kaip kūrą. Čia toks yra labai, kaip čia pasakyti, galima sakyti, gana pigus metodas. Reiškia, aukštesnis ir racionalesnis metodas, jeigu jau daryti galutinį produktą, tai yra paversti, reiškia, dujomis arba skystų kūrų. Tas pačias atliekas, tokiu būdu mes iš šiukšlių paverčiam, reiškia, į kažką tai naudingą kažkokį tai daiktą. Tačiau, kada praktikai pradėjom žiūrėti pagal mūsų kiekius, reiškia, o kiekiai pas mus, aš turiu tiesiog klausimą jums, reiškia, kaip jums pasirodytų, reiškia, ar didelėm, reiškia. Spaudos atliekų tai yra su klijėmis, su dažais ištepliotų, reiškia, popieriaus plasmasės gabaliukų, kurie yra sumaišyti ir kurie nėra išrūšiuojami. Tai yra tos, reiškia, technologijos išrūšiavimai nėra galutinai išdirbtos šiuo metu, reiškia, pasaulyje. Jų susidaro per dieną, per parą apie 2 tonas. Daug ar mažai? Aš galvoju, kad daug. Mano, reiškia, kaimynas toks dengys, kuris, reiškia, ant kiekvieną dieną stogus ten, reiškia, ir darbą padaro taip gerai, kad visam pasaulyje į priekį turi užsakymus. Jisai kažkaip su daug mažesniu atliekų kiekiu išsiverčia. O aš kada, reiškia, pradėjau ieškoti, susidūriau su to, kad, reiškia, mažiausiai įrenginiai, kurie, reiškia, yra racionalu eksploatuoti,
yra prasideda, reiškia, maždaug nuo 5 tonų. Tai yra, reiškia, nelabai tinkantis šiuo metu dėkti projektas. Bendrai tik tai, reiškia, padarius, reiškia, tą surišimą, reiškia, mūsų bendras rezultatas parodė, reiškia, mes turim kokį 10 000 nuostolių. Na, bet vis tiek, apliekas tvarkyti reikia, tai reikia. Pabandim pažiūrėti, ką mes galim padaryti su ta reaktyviaja energija. Čia jau gavosi geresnis šiek tiek rezultatas. Matyt, patys kažką daugiau išmanė. Jeigu prieš įdėgėme, reiškia, tas, kaip čia pasakyti, apsaugos, reiškia, tas sistemas, kurios nuslopina, reiškia, reaktyvią energiją ir neduoda išmetimų, neduoda trukdžių po to, reiškia, tinkle. Ir mūsų išlaidos už reaktyvinę energiją sumažėjo 2 kartus per tą neilgą laikotarpį apie 4,7, praktiškai apie 5 000 litrų. Ir taip yra kiekvienu tolesniu laikotarpiu. Palyginus, taip pat nedidelė suma, bet tai yra gerai, kad ir problemą išsprendžia ir duoda naudos. Ir norėčiau taip pat pasidalinti tą patirtimą apie tos ledinius šviestuvus. Čia yra įdomus toksai atsitikimas, kad prieš 2 ar 3 metus, reiškia, šioje pačioje ISA konferencijoje buvo savo pranešimo metu vienas iš lektorių pasakė, reiškia, pasaulyje, reiškia, įmonėse, gamybinėse įmonėse, reiškia, koks yra labiausiai švaistomas energijos resursų produktas. Labiausiai išvaistoma yra dieną naktį šviečianti cechuose elektros energija. Nes plotas lubų yra didelis, dieną naktį šviečia, reikia kažką tai daryti. Ir padarėm paskaičiavimus. Nors mes persikėlėm į pastatą prieš 4 metus. Tiesiog iš miesto centro įsikėlėm į miesto pakraštį. Ir rezultatas mus pačius nustebino, reiškia. Kiekvienais metais cechas vien tik už elektros energiją, reiškia, duoda 47 000 ekonomiją. Taip yra ten sudėliota, kad tas gamybinis procesas yra nenutrūkstamas. Ir, reiškia, tos lempos turi šviesti dieną naktį. Lempų yra ganėtinai daug, nes mes, kadangi, kaip pasakyti, su spausdinimu dirbam, su spalvomis, reiškia, turim matyti tas spalvas gana ryškiai, tuomet mažiau klaidų. Yra būna kartais tokių kuriozinių situacijų, kai nors iš pajūrio paskambina klientas ir sako, reiškia, Virginijau, ta žalia spalva, dėl kurios tarėmės, gavosi netokia. Na, aš telefonu, reiškia, galvoju, reiškia, kokia ta netokia, sakau, kokia netokia. Na, vat netokia kaip tarėmės. Ir prašau, pažiūrėkit į, reiškia, Holiday Inn, reiškia, foninį piešinį ir pasakyti, kokia ta spalva turėtų būti. Nėra taip paprasta, tai labai priklauso nuo apšvietimo, reiškia. Čia yra nuotrauka, kur matosi, reiškia, cechė, pas mus ten tų lempų yra ganėtinai daug. Mes stengiamės palaikyti dienos šviesos lygį, reiškia, tokio būdu pas mus būna mažiau gamyboje klaidų. Tas laimėjimas šiek tiek paskatino nenuleisti rankų ir kažką tai toliau dar pasižiūrėti, reiškia. Ir, aišku, tai susiję yra su inovatyvumu, tokiu, reiškia, kad mes aplamai šiek tiek domėjomės, kokios šitos naujos technologijos atsiranda. Ir čia, jeigu matot vieną iš tokių spausdinimo linijų, kuri, reiškia, yra sumontuota ir kasdieną gamina produkciją, reiškia, jose yra naudojama ultravioletinių lempų, reiškia, šviesa džiovinimui, kas iš tikrųjų yra irgi labai dideli energijos ištekliai. Čia pasaulyje dabar pasirodė, reiškia, tokios naujos šaltos lempos. Klausim, gamintojus, kur instaliavot, tam nieko neinstaliavot. Dabar instaliavo labai mažai, kažkur kitame Europos pakraštyje, jeigu nori, važiuokit pasižiūrėti. Nu, mes užsisakėm, atsivežėm vieną ir pabandyti, reiškia, vieną iš tų spaudos mašinos sekcijų, įmontavom, reiškia, pažiūrėjom, ar veikia džiovina. Ir pažiūrėjom, pamatavom, kiek ten tos elektros sunaudojama. Tikrai, kaip jie žadėjo, reiškia, sunaudoja apie 30%, reiškia, mažiau
energijos. Kokį gavom rezultatą, reiškia? Pakeičiam visą tą ir 120 000 ekonomiją kaskart. Negaliu pasakyti, kad tai yra, ar tai yra ekonominė būtinybė, reiškia. Turbūt ne, nes veikia ir taip ta mašina. Jinai ir taip pelningai, reiškia, dirba, bet vienok tai vis tiek duoda tam tikrus sutaupimus, reiškia. Ir tuo pačiu tausoja, taupo, reiškia, gamtos resursus. Tai aš tiek norėjau pasakyti jums šiandien. Tai pasakysite dar, manau ir daugiau galime padiskutuoti, na, aš gal šiek tiek šaržuodamas pakalbėsiu, bet, na, tarkim, tai, kad mes televizijos studijoje kabiname lempas, kurios nekaitina, o duoda šviesą nekaitindamos oro, aš galvoju, kad mes tiesiog taupome. Šiandien sužinojau, kad tai yra socialiai atsakinga veikla. Tai vis dėlto grįžtant prie pačios esmės. Ar racionalus elgesys, tiesiog racionalus elgesys, tai yra tai, ką mes šitoje konferencijoje vadinam socialiai atsakinga veikla. Juk tarkim, na, didelį klientų tinklą turinčios įmonės, kaip bankas ar Lesto, ne, jūsgi akivaizdu turite interesą mažinti klientų aptarnavimo kaštus, ar ne, mažinti langelių skaičių. Dėl to jūs keliat savo paslaugas į internetą. Tai, na, visiškai aiškiai paaiškinamas dalykas. Arba ką kalbėjo Lietuvos draudimas. Ne? Jeigu mes darbuotoją nemušam su pagaliu, kalbam su juo mandagiai, elgiamės taip, kad geras darbuotojas neišeitų į kitą įmonę, kur su juo bus elgiamasi normaliai, tai irgi yra racionalus elgesys, bet mes tai kažkodėl vadinam socialiai atsakingų elgesį. Tai ar tai yra vienas ir tas pats, kitaip tariant, racionalus elgesys su savo resursais, su savo žmonėmis, na, ar apie tą patį mes kalbam? Prašau, gal nuo jūsų. Aha, girdis. Girdis, ne? Mano supratimo, racionalus elgesys nėra socialinė atsakomybė. Čia mano asmeninė nuomonė. Socialinė atsakomybė yra tada, kai tu darai kažką daugiau, yra kažkokia delta, kaip aš sakau. Tai taip mes norim mažinti tą tinklą, bet yra krūva konteksto aplinkui, kodėl mes tą darom. Viena, pavyzdžiui, iš tokių paprastų būtinių priežasčių yra, kad mes manome, kad Lietuva yra grynųjų pinigų visuomenė. Jeigu mes pasižiūrim aplinkui, kas dedasi Švedijoje, kas dedasi Estijoje, taip pačiu Latvijoje, mes manom, kad grynųjų pinigų galėtų būti mažiau. Tai mūsų tam tikri veiksmai. Bet tame yra ir jūsų interesas. Absoliučiai taip. Bet yra tų dedamųjų, ką kolega minėjo, mes galime taip gyventi. Pelnas yra ir šiandienas. Kai kas jį pastebi, kai kas ne. Bet manom, kad turim daryti kažką papildomai daugiau, kad būtumėm socialiai atsakingi. Prašau. Labai greitas komentaras, ačiū Mariui už tą pastabą, nes aš man atrodo, tą sakiau, pakartosiu dar labai trumpai. Atsakingo verslo apibrėžimas. Kasgi tai yra, ar ne? Ir iš tiesų, apibrėžimų yra labai daug, bet man asmeniškai patinkantis, turintis keletą svarbių labai komponentų, atsiliepiant į Mariaus pastabą. Vienas dalykas, atsakingas verslas turėtų apsimokėti. Tuo jisai skiriasi nuo filantropijos. Reiškia, tai todėl kažką darom, todėl kad tikimės, jog tai vis dėlto prisidės prie rezultatų įmonės gerovės ir panašiai. Vienas dalykas. O antras, labai geras, aš manau, ir atsakantis jūsų klausimą, ar darome kažką tai, kas yra šiek tiek daugiau negu kažkokia norma arba įstatyminis reikalavimas. Bet, žodžiu, šiek tiek daugiau diskretiškai ar darome, ar tai yra tik tai paprasčiausia privalomumo kriterijų atitinkami. Man atrodo, kad šitie du aspektai, atsakant jūsų klausimą, labai svarbus. Ar kas galėtų dar praplėsti tą mintį, prašau? Aš praplečiant tą mintį sakyčiau taip, kad racionalus elgesys labai dažnu atveju yra socialiai atsakingas, tik dažniausiai mes apie tai nesusimąstom. Kai, pavyzdžiui, konkrečiai Lesto atveju, tai kada mes perėjom nuo tokių padrikų rėmimo, filantropinių ar kažkokių ten paramos projektų į visiškai socialiai atsakingos veiklos apsibrėžimą, labai konstruktyviai žiūrėjome. Taip, mes pasirinkom tik tai tą sritį, kurioje patys veikiame. Taip, mes žiūrime, kad tai būtų ir mums patiems naudinga.
Ir tarkim, kaip minėjau, yra iniciatyva, kur mes dirbame su gyventojais, juos ten įvairiai edukuodami. Ką mes iš to gavome? Prieš 2 metus iš tų skambučių, kada žmonės sureagavę į mūsų žinutę, pradėjo mums skambinti ir pranešinėti apie kažkokias vagystes, mes susigrąžinome 70 000 litų. Pernai tai buvo 138 000 litų. Eidami toliau, vėlgi žiūrėdami, taip žinoma, ir savo intereso, ir visuomenės edukavimo, ir visų kitų dalykų, kurie yra ir socialiai atsakingos veiklos dalis. Pernai mes sugalvojame jungti su infrastruktūros įmonėmis, kurios patiria tokių pačių problemų kaip ir mes, kaip Teo, Lietuvos geležinkeliai, nes jie yra plačiai išsibarstę ir daugiapirčiams labai įdomi visi tie dalykai. Ir šiais metais per 9 mėnesius mes jau turime 30% mažesnius nuostolius, negu tai buvo pernai. Dabar per Lietuvos televiziją mes suprantam tokį klipą, kur sakom, elektros vagysčių aukso puode 2 milijonai litų. Šiais metais jau 30% mažesni. Tai tiesiog darant savo socialiai atsakingas veiklas nebūtina to laikyti, kaip jūs minėjote, pranešėjas pirmasis atskirame bokse, ten atsakinga veikla, o čia mūsų kažkokie tai dalykai. Verslas yra taip sukonstruotas, kad jis iš tikrųjų socialiai atsakingai veikdamas, jis turi būti prasmingas, naudingas, bet nepakenkti. Tai kaip mes, tarkim, jeigu verslas mato, kad jam reikia vystantis kažkokias tai veiklas optimizuotis, arba, tarkim, kas dažniausiai kerta visiems per supratimą, jeigu aš atleisiu darbuotojus, tai reiškia, aš esu socialiai neatsakingas. Jokių būdų ne. Yra svarbiausia, kaip tu tai padarai. Ar tu paimi juos iš akvariumo ar paleidi į vandenyną, ar tu juos visgi išmokai kovoti už maisto, tiesiog tu juos paruoši laisvai rinkai. Tai čia yra socialinė atsakomybė. Aš gal tiesiog pratęsdamas tai, ką jūs sakėt, jūs pati nepaminėjot to ir ką Marius Adomavičius kalbėjo apie padarimą dar daugiau. Na, tarkim, Lesko iniciatyva, kuri mano galva atspindi tą padarimą daugiau. Tai yra tiek, kas važinėja po Dzūkiją ar Aukštaitiją, turbūt pastebėjote virš stulpo pakeltą gandralizdį, ne? Na, tas gandralizdis akivaizdžiai bendroviai turbūt daro žalą, ne? Tas, kuris buvo nepakeltas, jis ten vadina, taip toliau. Jį įmonė gali arba numesti ant žemės, ar ne? Tada, kada tenai bent jau nėra gandriukų arba su visais gandriukais. Arba imtis tokios iniciatyvos, kaip pakelti ant... Ir tai neneša turbūt papildomos naudos, nes pigiau būtų jį išardyti, ar ne? Tai apie tai turbūt mes kalbam. Konkrečiausias pavyzdys, ar ne? Kada pigiausia būtų tą numesti, bet jis pastatomas ant kojas ir elektrikam gerai, ir gandram gerai, ar ne? Iš tiesų yra šalių, kurie daro taip, kaip jūs sakėte, tai tiesiog numeta ir nedaro iš to problemos. Mes tiesiog, na, ir paukščių direktyva, vadinamoji Europos Sąjungos, yra, kuri mus šiek tiek įpareigoja tą daryti. Tačiau iš kitos pusės mes dabar jau kurį laiką kalbame su ornitologais ir mes gauname tikrai, na, iš jų tokio, čia pasakyti, strėlių, nes mes keičiam gandro supratimą apie tai, kur sukti lizdą. Iš tiesų, šitos lūpo įstritas gandriukas į medį nežiūrės. Nes ten yra patogiau, ten visa sukurta infrastruktūra, jam reikia atsinešti tik šapų, ne, jis jam parašą tą viską. Iš tiesų tai yra, na, visos ekonominės plėtros ir to miestų kūrimas, tiesiog išdava visą tai. Bet mes dabar svarstome apie tai, kad truputėlį keisti šitą savo veiklą ir žmonės pačius edukuoti, kad jeigu jūs matote, kad tas gandras ten kažką ruošiasi daryti, kaip dažnai ten žmonės pamato, kad gandriukai ten susinešia 3 šapus ir jau skambina į Lesto, važiuokit, nes čia man reikia labai, jisai reikalingas sodybai, o truputį norim juos grįžinti į tą, kad jūs geriau padėkite jam susisukti ar ant tavo stovo, ar ant girdimą stovinčio medžio. Mes keisime šitą dalyką, bet taip iš tiesų tai yra investicijos, kurios yra daromos tiesiog gamtos labui. Gal jūs norėtumėte papildyti apie racionalią veiklą, tiesiog racionalią veiklą ir socialinę atsakomybę. Ar čia yra kažkoks skirtumas, ar tiesiog reikia visiems pripažinti, kad tai yra vienas ir tas pats? Tiesiog norėčiau galbūt pasakyti, mano nuomonė, iš tikrųjų atsargiai reikia elgtis su tomis veiklomis, kurios kažkodėl tai neduoda, reiškia, ekonominės grąžos. Tuo atveju, reiškia,
tie gandralizdžiai ant stulpų. Man asmeniškai taip pat yra labai gražu. Aš užaugau ir jeigu kažkas užaugau Lietuvoje, tai jeigu kažkas atvyktų tą vaizdą, tai kažkaip pamatai ant stulpo gandralizdžių būtų labai džiugu, reiškia. Tačiau yra racionalūs ir pagrįsti, reiškia, sprendimai. Iš tikrųjų gali būti džiugusiame medyje, reiškia, kuris yra netoli ten. Ir taip pat aš esu matęs daug tokių pavyzdžių, kada žmonės netoli namų užsuka ratą, tarkim, arba padrėkla, reiškia, sukala ir paukščiai mielai suka, reiškia, kandistus. Taigi aš daugiau įsivaizduoju, kad bendra nauda yra didesnė, o netiesioginė nauda yra dar didesnė, tai kaip sakoma, vyksta susiderimas, susikalbėjimas su gamta. Jeigu atsakau visų. Taip. Prašau, Ingrida. Dėl racionalumo ir socialinės atsakomybės. Tai dažnu atveju, mano galva, yra išmintinga veikla, ta racionali veikla ir yra tai, ką mes sakom socialinė atsakomybė. Bet sakykime, Lietuvos draudimo atveju dėl darbuotojų, kaip ir čia buvo irgi paminėta, mes darome daug daugiau negu reikia, negu privalu. Tai kas tai yra? Ar tai yra racionali veikla, ar tai yra jau socialinė atsakomybė? Mano galva, čia ir prasideda socialinė atsakomybė. Kokią naudą mes iš to turime? Taip, mes turime geriausius darbuotojus pas save ir tai yra akivaizdi nauda įmonei, nes ypač tokioje srityje jautrioje kaip pardavimai, nes Lietuvos draudimo veikla yra parduoti draudimą, tai tie geri pardavėjai yra labai svarbu toje konkurencinėje kovoje, kuri, sakykime, tarp negyvybės draudimo bendrovių Lietuvoje yra pakankamai stipri. Tai tuo mes pasiekėme dvejopą dalyką. Tiek suteikiame tam darbuotojui tai, ko jis nori ir tikisi ir netgi viršijame jo lūkesčius. Tiek atliekame savo kaip socialiai atsakingo darbdavio funkciją, tiek savo patiems išlaikome ir gauname geriausius rinkoje esančius šiuo metu darbuotojus. Dar aš pono Adomavičiaus norėčiau paklausti, jūs kalbėjot įdomi mintis, bent jau man nuskambėjo, dalies pelno atsisakymas trumpajame laikotarpyje dėl ilgalaikių tikslų. Jūs galite pasakyti kažkokias racionalias ribas? Ar kas tai yra? Ar tai yra nuojauta? Kokią tai naudą ilgalaikiam laikotarpiu duos, ar tai yra kažkokie procentai, ar jūs esate apsibrėžę, kiek jūs galite aukoti dabar dėl to, kaip jūs gerai atrodysit prieš klientą po 10 metų. Būtinai pakomentuosiu, bet šiaip noriu apie gandrus pasakyti. Čia aš pataikiau, tai gandrais. Visi čia pasisakėm, bet žinom, jie pakels tą gandralis, kurį gal ras būdą ne į elektros stulpas, bet į medį. Ką jie daro? Jie yra geras visuomenės pilietis. Ir koks man kaip klientui signalas. Jeigu jie elgėsi su gandru, tai greičiausiai elgėsi su manim. Aš noriu būti tokios įmonės klientas. Va, čia yra ta nepamatuojama šito tyrimo nauda. Dabar atsakant apie jūsų klausimą, gal čia toks platesnis retrospektyvinis pavyzdys, bankinė ta sektoriaus turbūt vystymosi tendencijos paskutinius 12 metų buvo tokios. 2000-2007 augimas šovė, spėjom bėgti, 8 metais krizė, čia dabar išmokom gyventi naujai. Ir jeigu nereikia nieko slėpti, mes ta kylanti jauna ekonomika, jinai buvo pagrįsta bankų veikloje produktyvinis požiūrį. Tam tikras produktyvinis pasiūlymas klientui ir pardavimai buvo prioritetas. Su tuo pasaulinės krizės skambučiu iš tikrųjų paslaugų įmonės iš tikrųjų turbūt permąstė savo strategiją. Ką tai reiškia konkretus pavyzdys mūsų atveju, mes manome, kad mes pirmieji nusprendėm, kad būsto klientai skolindamasi būti, mūsų bankė turi turėti 15% nuosavų lėšų, nes nebeskolindame daugiau negu turto vertė 85%. Ir kalbant apie tą pelno atsisakymo dalį, mes tą aiškiai suvokėm ir matėm tą skaičius. Toks bankas kaip mūsų gana natūraliai visose
bankinės veiklos srityse turi apie 35-30% rinkos dalies. Nei labai stengdamasis, nei labai nesistengdamas. Aš manau, tokia yra natūrali oligopolija. Padarius šitą veiksmą, mūsų rinkos dalis nuvažiavo iki 16-17 procentų. Mūsų mėnesinis portfelio augimas buvo dvigubai lėtesnis negu kituose bankuose 2 metus. Tai buvo sąmoningas atsisakymas to verslo. Bet mes manome, kad klientai tą įvertins. Ir tikimės ir ilgalaikiam tiksle, ilgalaikiam mūsų veikloje, tai yra tvaresnis požiūris. Dabar tą išravėjo Centrinis bankas išleisdamas rekomendacijas visai rinkai, visi elgėsi taip kaip mes. Bet mes 2 metus buvom vieningi. Taip, prašau. Aš gal norėčiau truputį pakreipti nuo gandrų, jeigu galima. Aš kai klausiausi visų kolegų reakcijų į tyrimą prisistatymuose, man atrodo visi, ar beveik visi pasakė, jog jie nesutinka su Ernst & Youngais, nes... Aš pasirašiau kitą klausimą. Nes vertė yra didesnė. Taip. Tai man labai patiko iš tiesų šitie pasisakymai. Ir aš galbūt noriu, nežinau, ką Naipas norėjo klausti, bet aš tai noriu paklausti visų. Iš tiesų, to klausimo, kurį galbūt savo pristatymo gale ir skaidrėje pateikiau, tai yra vis dėlto pirmas dalykas. Ar verta matuoti? Čia yra vienas dalykas. Ar įmonių socialinė atsakomybė turėtų būti matuojama? Ir šalia to, jeigu taip, tada ar ta vertė turėtų būti maksimizuojama? Nes, jūs visi pasakėte, ne viskas yra pamatuojama, vertė gali būti didesnė, kitaip gali būti, reiškia, suvokiama ir panašiai ir taip toliau. Tai man šitas klausimas iš tiesų kaip tyrėjui šiuo atveju kartu su komanda neduoda ramybės, mes turim savo matymą, bet mums labai įdomu, ką įmonės matytų. Gerai, tai ar turi būti matuojama ir paskui tada galėsim perėti prie to, kodėl jūsų nuomonė ta vertė yra didesnė, bet iš pradžių ar apskritai tai turi būti matuojama, nežinau. Tai gal kolega, prašau. Na, matavimai yra papildomas darbas, kuriam niekas nenori daryti. Tai viena iš priežasčių, dėl ko taip, sakoma, sunkiai einasi į priekį tie nauji projektai. Tačiau turėti metodikas, pagal kurias galima pasimatuoti, kada tie matavimai nėra per dažni, leidžia labai gerai susirantuoti. Tai jau tai būtų didelė vertė. Jeigu, žinoma, būtų ruošiamos tam tikros metodikos, aš čia tik tai kelis pavyzdžius paminėjau, reiškia, savo pristatymą. Tačiau realiame gyvenime yra daug daugiau pavyzdžių. Mes nieko nešnekėjom, reiškia, nepasakojau šiandieną apie tas minkštąsias iniciatyvas, darbas su žmonėmis, arba pavyzdžiui, kokią duoda vertę, reiškia, tarp toksai reiškinys, nes atsižvelgdami ir tai, kad pas mus taip pat kaip žmonės turintys invalidumą, kurie atvyksta į įmonę autobusu, reiškia, ir mums reikia, reiškia, pėstiems ateiti, reiškia, kelius šimtus metrų. Ir, žinoma, kaip sakome, ten mes laikotarpyje ilgai padarė, reiškia, kelią ir iškasė griovį tarp stotelės ir kaip čia pasakyti, kelią į įmonę. Tai žmonės, kurie turi invalidumą, ypač įsivaizduokit tokiu žiemos laiku, reiškia, jie apeina aplinkui, reiškia, ten apie puskilometrus gaunasi ir ratu. Tai yra kiekvieną dieną. Ir man galvositys, reiškia, ką daryti, ar čia tarti su savivaldybė ir laukti. Mes esame Vilniaus pinigos ir dabar, reiškia, kaip čia su Vilniaus rajono savivaldybė reiktų tartis ir lenkiškai. Ir reiškia, žodžiu, tenka daug dalykų išmokti. Ir laukti, reiškia, kada galbūt, kada nors įrengs, reiškia, tiesiog paprastą, reiškia, nu, tą tiltelį lieptelį, reiškia. Žinoma, tas normalus atsakymas yra, kad žinoma, pinigų nėra, reiškia, reikia pasidaryti patiems. Na, paėmėm ir padarėm. Tai žmonės apsidžiaugė. Ir greičiau ateina į darbą, reiškia, mažiau pavargsta, nereikia montuoti per tuos sniegus, papildomai puskilometrų. Žinoma, ilgalaikė nauda yra labai nemaža. Bet kaip jie tiesiogiai suskaičiuoti, bet kokia nesusidūrė. Ir apskritai, kalbant apie pačią metodiką, ką skaičiuoti? Ar skaičiuoti viską, apie ką mes kalbėjom, ar vadovautis tam tikrų kriterijų,
kad tu to galėjai ir nedaryti, vadovaudamasis vien racionaliais dalykais, bet tu tai padarei kaip tą tiltelį. Ar skaičiuoti tik tiltelius, ar skaičiuoti viską. Ir tada kaip matuoti ir apskritai, ar verta matuoti, prašau. Aš priimsiu mikrofoną, to tarpu sudam. Taip, tai bus paprašau. Tai iš tikrųjų konkrečiai apie tyrimą, tai reikia suprasti kontekstą. Tyrimas baigtas gruodžio 1, šiandien gruodžio 13, mes pamatėme praeitą savaitę, pamatėm skaičius ir tą minkštąją dalį. Su minkštąja dalim totaliai sutinku, su skaičiais nežinau. Ir mes banke turim tokias kelias taisyklės. Jeigu sąnaudos skaičiavimai yra didesnės negu rezultatas, tai gal geriau neskaičiuoti. Čia viena iš tokių metodų. Čia kaip su nekilnojamo turto mokesčiu virš milijono litų. Angliškai tas yra back envelope skaičiavimai. Paėmėm baltų lapą, iš principo žinai, per 5 veiksmus jau gali nuspėti rezultatą, visą kitą yra tikslinimas. Taip verslas darbas. Tai kas patiko metodikai, tai iš tikrųjų tas gebėjimas skirti tiesioginę naudą ir netiesioginę naudą. Ir čia vėl galioja turbūt ta 20-80% taisyklė, tiesioginis naudos yra 20-80 yra netiesioginis naudos. Aš taip žiūrėjau. Kaip mes ją iki šiol matavom, tai mes realiai pažiūrėsiu tos skaičius, aš spragtelio sakau, tai kaip mes dabar matuojame iki šiol, tie skaičiai rodo aptaroną. Ir tikrai intuityviai mes priėmėm išvadų, kad mes iki šiol irgi matavom ir suprantam, kad labiau orientavomės į netiesioginės naudos matavimo, vadinkim, kampą. Ir tai yra pasitikėjimo organizacijos tyrimas, kokia mūsų vieta per banką, mūsų visuomenė privačiai. Klientų pasitenkinimo tyrimas, metinis. Klientų rekomendavimo tyrimas, čia yra labai svarbu, klientas turi rekomenduoja banką. Opinion lyderių, kitų tiesiog žmonių paklausimas, ką jie mano. Palankumas prekės ženklui galų gale. Taip, prekės ženklus. Tai čia mes turim tam tikrą matavimų rinkinį, kuris jau yra pas mus nusistovėjęs per paskutinį 10-metį ir mes gavę jo įvertį atitinkamai vertintis. Tai ar aš dabar sakysiu, kad kitais metais reikia pereiti prie tos ir grinosios, tikrosios naudos matavimo? Nežinau, dar reikia sustikas turėti. Ar galiu patikslinamą į klausimą Mariui dar tuo pačiu? Iš principo, čia, aš girdžiu atsakymą, kad matuoja taip, bet iš principo jis turi būti ekonominę naudą nešti ir ar ją reikia matuoti. Ar čia pirmas klausimas, mes girdim kartais iš žmonių atsakymą, ne. Bandau replikuoti. Kuo jūsų tyrimas yra geras, jis parodė, kad Swedbank'e jis apsimoka. Taip mane nuvylė. Aš tai noriu atsakyti jūsų klausimą, tai tiesą sakant, pirmiausia, tai norėčiau pamatyti tą formulę, kaip jūs tai darėte. Man truputėlį trūksta šito niuansų. Viduj, kas gyvena tame procente, ar ne? Taip, kaip tai buvo pasiekta, bet jeigu klausimas yra, ar verta matuoti, ar reikia matuoti, tikrai taip neabejotinai. Mesgi, kaip jau minėjau, jeigu įmonė nori veikti efektyviai, jinai turi matuoti visus savo procesus ir žiūrėti, ar jie kažkokią tai naudą įneša. Be viso to, ką paminėjote jūs, kaip mes matuojame, taip pat irgi žiūrime klientų pasitenkinimo, būtent šitie dalykai, jie tarsi, finansinę kažkokią tai išraišką labai sunku tai išreikšti. Arba, tarkim, reputacijos tavo vertinimas, ar jį galima apčiuopti kažkokią tai, taip, kada jinai sugriūna, ją labai jau kažkaip tai lengva paskaičiuoti, bet kada jinai kuriama, tai šitas procesas yra toks kol kas dar, tiesiog visi suprantam, kad taip tai turi vertę, tai kuria vertę klientui, tai kuria vertę pačiai įmonei, bet kaip tai pačiupinėti ir apčiuopti, tai yra visgi dar didžiulis klausimas. Mane taip seniai teko dalyvauti vienoje tarptautiniai konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie įmonių socialinės atsakomybės ateitį, apie ties tendencijas ir panašiai. Ir buvo nekartą užkliūnama ties tuo pačiu klausimu. Mes tiesiog, kaip sako, ta problema yra ir ten, ir visur kitur ta pati. Yra per daug metodikų, yra per daug, ne tai, kad per daug, bet ką tas tyrimas man leido pamatyti, kad, tarkime, net
ne vieno sektoriaus ar įmonės atveju reikėtų specialios metodikos, o kartais tu netgi vieno projekto vertinimui turėtum tą metodiką modifikuoti atsižvelgdamas į įvairius kitus faktorius. Bet judu abu sakėt, kad nauda yra didesnė nei rodo tyrimas. Tai jūs tai sakėt intuityviai, ar kodėl jūs tai sakėt? Mes konkrečiai, kaip minėjau, mes manome, kad, tarkim, tu pinigais nepaskaičiuosi, kaip sakau, apsaugotas gyvybės ar kažkokius reputacinius dalykus ir panašiai. Arba, tarkim, kuriamą vertę, nežinau, suvokimą tavo iš akcininkų pusės. Ar tu tas veiklas, kurias darai, jų neparodysi finansinę raišką, bet tai buvo konkretai sukurta, štai, įdėjo telitą, gal ten 2 ar ten 3, to nėra, bet mes manome ir jaučiame tą ir jeigu tuo pagrindu pavyksta tau apginti tavo biudžetą, tarkime, nes tai irgi turi būti suvokiama iš pačio įmonės viršutinio sluoksnio. Visi vadybiniai lygmenys turi tam pritarti, tai šitie dalykai tikrai veikia ir nebūtina jų parodyti konkrečių finansinių skaičių. Bet tada neracionalu. Jeigu, turi tam tikrus kaštus, ar ne, socialinės atsakomybės projektus. Ir negali žinoti, ar tai yra, kažkas laimingas dėl to, o gal kažkas mažiau laimingas. Aš tiesiog labai trumpai pasakysiu, kad, kaip aš minėjau, tą skaičių, kur mes susimažinome, sakiau, 30%, čia vieno konkretaus projekto atveju. Tai yra daugiau negu 750 000 litų. Tai yra nesuvokiama suma lyginant su tuo, kiek mes investavome į tą projektą. Pratęsiu mintį dar. Tai nuo matavimo mes peršokam ant vertės. Tas mūsų suvokiama vertė yra tokie dalykai kaip generuojama klientų pagalba, kaip užtikrinamas galimybė dialogo su visuomenės veikėjais, tai yra su politikais, su principu. Mums jie yra svarbus. Pagaliau mes norim būti lyderių savo srityje. Mes norim būti ne tik lyderių savo srityje, bet norim būti ir nuomonės lyderių savo srityje. Ta veikla, tą generuoja. Galimybė pritraukti naujus klientus. Jie pas mus ateina, tai yra taip, kaip yra, įvertinti kalbėtis ateities pinigų srautais. Ką minėjo Lietuvos draudimas, čia visos įmonės labai myli savo darbuotojus. Mes turime didžiąją dalį įmonės viduje ambasadorių. Tai irgi garantuoja didžiulį stabilumą įmonė ir kaip pozityvų elgesį su klientais. Aš noriu tik pasakyti, kad man visą laiką labai sunku kalbėti po Swedbanko, pastebėjau. Man kažkaip susidarė toks įspūdis, kad mes veikiam labai panašiai toje socialinės atsakomybės srityje ir mąstom labai panašiai. Jeigu dar truputėlį leist į jūsų prieš tai buvusį pristatymą, kai jūs sakėte, kad labai svarbu yra, kad darbuotojai galėtų save realizuoti, sakykime, dalindamiesi savo patirtimi, nes jie iš tikrųjų yra aukšto intelektinio potencialo. Tai ir pas mus irgi darbuotojai yra ten virš 70% su aukštuoju išsilavinimu. Mes tą nukreipiam šiek tiek kitaip. Mes rengiam tokias moksliukų dienas, kur darbuotojai gali perduoti savo patirtį, sakykime, kitiems darbuotojams. Aš pakankamai neseniai dirbu Lietuvos draudime. Man visuomet atrodo, kad tai yra kažkokia mistika. Dabar teko pačiai susidurti prieš porą savaičių tose moksliukų dienose, kur ir pati su mielu malonumu išklausau porą paskaitų ir kai pamačiau atėjusią auditoriją, taip pat kaip ir šiandien, kad kėdžių nėra, nes kokią minutę pavėlavau, tai supratau, kad tai veikia, pasirodo. Tai gal tiek. Taip, tai dar apie vertės, prašau. Kaip čia apie tas vertės, aš labai paprastai pasakysiu, mes tik mažiau užsakymų turėtume. Ar tikrai, jūs, esat tuo tikras? Žinot, tokie klausimai, ar tikrai reiškia, ar esi įsitikinęs. Kažkas turi tą vaidmenį vaidinti šitoj. Aš noriu pasakyti, mane irgi kamavo, reiškia, anksčiau buvo diena, kur aš čia papuoliau, reiškia. Tačiau pasakyti praktinį pavyzdį. Čia buvo tokie, reiškia, švedai atvažiavę prieš porą savaičių, gal kažkiek mūsų įmonė, reiškia, vaikščiom pagrindį, žiūrį, viskas čia, aš varus, aš blogai, reiškia. Bet vis tiek žmonės nepasitikė, reiškia.
kažkokie rytų Europoje, visgi tas atotrūkis vis dar yra, mes turime pripažinti. Ir kažkaip prakalbam apie tą socialinį atsakomybę, reiškia, tenai. Ir sakom, taip, arba mes čia standartą dėgiamės. Ir jie sako, vau, mes irgi norėtume šiomis dirbti. Tai aš manau, kad mes čia turime įvairių patirčių ir galbūt klausimų, nes daugybė įmonių čia dalyvauja ir įvairių organizacijų, tai gal prašau. Gali būti bet kas, ar klausimas, ar tiesiog mintis, ar patirtis, prašau. Aš gal pabendrum paklausimą. Toks yra pavyzdys Colgate Palmolive, tokia korporacija. Nežinau, jie dabar tą daro, seniau jie darydavo, jie važiuodavo į tokiasnes vietas ir mokindavo vaikus ir jų tėvus, kaip įsiklingai valyti dantis. Ir jie valant dantis naudodavo, žinoma, pastą Colgate. Bet aš norėjau jūsų paklausti, gal būtų asmeninės nuomonės. Ar yra etiška ir sąžininga tai vadinti socialinę atsakomybę, kadangi viso šito proceso mintis buvo iš tikrųjų reklamuoti Colgate pastą. Bet jie vilko kaip į socialinę atsakomybę, nes mes mokinam, kaip įsiklingai prižiūrėti tą higieną. Bet mintis yra visai kita. Taip, bet mes čia judam daugmaž to pačiu ratu, ar ne? Ar tai, kad vaikų bus dantis sveikesni, bet ir pastos daugiau nupirks. Na, bet galim papamatyti. Aš labai greitą reakciją į šitą klausimą. Iš tiesų, sureaguosiu lygiai taip pat, kaip reagavau į Dano klausimą pačioje pradžioje pranešimus, po savo pranešimo. Koks rezultatas viso šito veiksmo? Ne? Jeigu šito veiksmo rezultatas, kad 10% padaugėja vaikų besivalančių dantis, dėl to mažėja jų burnos ertmės ligų ir dėl to jie sveikesni, dėl to, reiškia, yra ten medikai pasakytų, kas iš to pasidaro, ir gyvenimo kokybė pagerėja. Sveikatos draudimas tavo pinigų. Aš manau, kad gerai. Tuo pačiu verslas irgi išlošia, ne? Bet aš turiu kitą pavyzdį, seną labai nuskambėjusi kažkada, kai Nestlé korporacija Afrikoje dalino nemokamai pieno miltelius, vaikiško pieno miltelius, mišinėlius ir tuo pačiu pratino, tai čia lyg ir sakytum gal ir gerai viskas, bet jie pratino pradžioje nemokamai tas motinas ir vaikus, reiškia, prie to produkto ir paskui, aišku, po kurio laiko nutraukė tą programą. O ką jie turėjo toliau daryti? Pirkti, ar ne? Tai va čia yra truputėlį galbūt kitokia ta grimasa to paties, ar ne? Tai aš manau viskas priklauso, mano asmeninė nuomonė, nuo principų, paskatų, situacijos, konteksto ir rezultatų. Tai, kad verslas iš to uždirbo, tai nėra nieko panašaus. Aš norėčiau sureaguoti iš draudimo pusės. Jeigu mes investuojame kaip bendrovė pakankamai daug pinigų į tai, kad šviestumėm ir edukuotumėm gyventojus įvairiomis formomis, kad dėl ko ir kaip jiems reikia apsidrausti ar nereikia apsidrausti. Aš palyginimui tai galiu pasakyti, kad, sakykime, Lietuvoje apdraustas yra kas ketvirtas, kas penktas maždaug namų ūkis, o tuo tarpu Skandinavijoje ten yra išdraustumas siekia virš 90%. Tai ko mes pasiekime? Ar mes pasakome žmogui, kad taip tu turėti ateiti apsidrausti? Taip mes pasakome. Ar mes tikimės, kad jis ateis į Lietuvos draudimą? Žinoma, nes Lietuvos draudimas yra didžiausia draudimo kompanija ir tikėtina, kad daugiausiai tų supratusių, kad reikia, ateis vis dėlto į Lietuvos draudimą. Bet ką mes turime iš kitos pusės? Buvo šią vasarą ir praeitais metais ir užpraeitais metais dabar itin aktuali tema audros. Po kiekvienos tos audros vėl yra nuneštas kažkoks tai kaimas kažkokiame tai rajone. Rykuoja moteris prie nuneštų stogų ir panašiai. Kaip taisyklė, apie 25 gal kaime nuosavų namų ten išdraustumas yra šiek tiek didesnis, dar nuo senų laikų likęs, sakykime, procentai gaus išmoką iš draudimo. Ką kiti darys? Kiti, ir ta tendencija ypatingai išryškėjo šiemet metais, kiti prašo seniūno, būkit geras, padėkit. Seniūnas prašo mero, meras eina į rezervo fondą, padėkit. Mes visi sumokam, taip, už tai, kad kažkas tam kaime nebuvo apsidraudęs. Tai ar tai yra vien mūsų verslas? Ne, tai nėra vien mūsų verslas. Nežinau, ar atsakai. Labai gerai. Taip, dar klausimas iš galo, prašau, jūs ten turit mikrofoną. Bandau čia kelt ranką, bet kadangi neturiu tokio fotelio patogaus, kaip pas jūs, tai iš galiorkos neleidžiat kalbėti. Iš tiesų tas klausimas, kuris buvo užduotas iš salės, nelabai mačiau, kas uždavė, bet grąžina mūsų tą anksčiau keltą klausimą. Iš tiesų, ar yra tas lygybės ženklas tarp racionalaus sprendimo versle ir įmonių socialinės atsakomybės. Tai man atrodo, kad visgi tam tikras skirtumas, kad atskirti, kur
yra vien tik tai racionalus verslo sprendimas, o kur jau mes galim kalbėti apie, sakykime, tai, kas buvo įvardinta kaip kažkas tai daugiau ir kur tai yra ta socialinė atsakomybė prasideda. Aišku, mes labai daug dedam pastangų, kad kažkaip tai tuos du dalykus, tai yra patį esminį verslą ir socialinius dalykus, kurie nėra tokie prigimtis iš esmės verslo, kad juos kažkaip susiet, bet vis jeigu bandyti kažkiek atskirti, tai man atrodo, tas skirtumas tarp racionalaus sprendimo ir įmonės socialinės atsakomybės yra būtent tame, kad šiaip racionalus verslo sprendimas, jisai orientuotas yra grynai tik tai į patį, sakykime, verslą, tam, kad gauti tą ekonominę naudą, tai tradicinius pinigus, žodžiu, tą pelną. O ten, kur atsiranda jau ta nauda ir kažkam dar kitam, tai man atrodo, va čia yra tas skirtumas tarp šiaip racionalaus verslo sprendimo ir socialinės atsakomybės. Yra ir dar kitas. Turite omeny, kad dar sukuriama vertė kitiems, kurie tiesiogiai nedalyvauja paslaugų ar prekių pirkime ir tiesiogiai to nesinaudoja, ar ne? Didesniam ratui žmonių sukuriama. Ta prasme, gal dalyvauja, bet tiesiog galbūt tai nėra visiškai kažkokie tai atskiri žmonės, atskiri gyvūnai ar dar kažkas tai, bet iš tiesų, kad yra kuriama ne tik tai vertė tam pačiam verslui, to pelno augimui, bet taip pat yra kuriama vertė dar kažkam kitam. Man atrodo, čia galbūt galėtų būti tas skirtumas, jeigu mes labai norim atskirti ir net piknaudžiauti vien tuo, kad sakyt, va čia mes ir taip visą tai darom ir mes manom, kad tai yra verslas ir kodėl iš čia dabar pradeda tai vadinti socialinę atsakomybę. Bet yra kitas momentas, kurį, man atrodo, tyrimas irgi labai stipriai paryškino, kad jeigu nėra racionalumo socialinės atsakomybės veikloje, kurią galbūt įmonė labai nori daryti, labai nori kažkam padėti, kad nereiktų iš rezervo fondo ar dar iš kažko. Vėlgi, jeigu tai yra vien tik tai tie geri norai, nepaisant to, kad yra kurios įmonės tikrai labai daug investuoja ir deda labai daug pastangų į tas gerus darbus, visgi to ekonominio naudingumo ten yra labai mažai. Taip, jeigu ta įmonė to ir nesiekia, nori tik daryti gerus darbus, dalintis pelnu, viskas yra tvarkoje. Bet iš tiesų, jeigu grįžtam prie tos verslo prigimties, uždirbti pelną ir jį maksimizuoti, prie ko čia Linas bandė irgi tą klausimą kelti ir kokį reikia tam, kad maksimalizuota ekonominę naudą iš socialinės atsakomybės veiklo jų pagalba, tai iš tiesų turi būti tas racionalus pagrindas. Nes tik tuomet, kai tai yra suplanuota, kai tai yra paskaičiuota, galbūt ne viską galima apskaičiuoti, bet jeigu tu nukreipi tikslingai savo pastangas, kaip ir visame tame, turbūt rezultatas bus geresnis. Tai aš sakyčiau, kad racionalumas galbūt nėra visiškai lygus socialiniai atsakomybei, bet kad tai yra tikrai viena iš prielaidų tam, kad būtų tas ekonominis naudingumas. Taip, dar matau klausimą, prašau. Aš dėmiai klausiau visą šią diskusiją ir man štai tokia mintis kilo. Kada mes kalbam apie santykį tarp racionalumo ir socialinės atsakomybės, tai mes pradėjom šiandien nuo tyrimo, kurį pristatė Ernst & Young. Jeigu ta veikla yra ekonomiškai naudinga, vadinasi, jinai yra racionali. Ir čia kaip ir nėra jokio prieštaravimo, aš manau. Tai yra toks mano pastebėjimas. Bet aš dar turiu vieną klausimą. Mane labai domina, kadangi aš esu marketingo specialistė ir čia buvo Lino pranešime buvo pasakyta, kad socialinė atsakomybė neturėtų būti naudojama marketingo tikslais. Bet iš kitos pusės mane labai domina socialinės atsakomybės komunikacijos problema. Bet kada aš skaitau jūsų ataskaitas visų čia sėdinčių apie įmonių socialinę atsakomybę, tai aš, tarkime, sąmoningai ieškau tos informacijos, man yra įdomu. Kiek jūs patys skleidžiate tą savo gerąją praktiką? Nes aš žinau, kad yra įmonių, kurios sąmoningai apie tai nekalba, bet kažką daro. Yra įmonių, kurios daro ir apie tai komunikuoja. Bet kaip su tą komunikacija socialinės atsakomybė? Tai turbūt nekalba apie dovanas ir labdaras, o apie investiciją socialinę atsakomybę turbūt visi komunikuoja. Labai pritariu iš tikrųjų, todėl kad komunikuojam ir pasakojam. Vien švietimas ir edukacija apima, sakykime, sudaro tam tikrą nemažą dalį tos komunikacijos. Tai tą darom tikrai. Gal aš vis dėlto dar pareplikuosiu į tą pirmą pastabą dėl racionalumo ir socialinės atsakomybės. Kadangi iš savo sferos, tai pavyzdį vėl paimkim vartojamojo finansavimo sritį. Šiuo metu kas veikia Lietuvos rinkoje?
veikia bankai komerciniai ir greitosios kredito bendrovės. Tai kaip dabar yra pastatyta komunikacija vienų, vėlgi, jų yra kelių lygių tam tikrų kreditų bendrovė, bet kaip vienas komunikuoja? Paimk pirmą paskolą nemokamai. Atmės žu. Puiku. Tai vat, čia, ar čia neracionalu jų požiūriu? Jų požiūriu tai yra labai racionalu, jie siekia pelno. Taip, pirmas švirkštas nekainuoja. Tai vat, čia yra ta tokia, gal vis tiek, galim rasti ribą, kur yra racionalu ir atsakinga žmogus. Taip, tai dar apie komunikaciją, iš tiesų, man tad susidaro įspūdis, kad tai, tų socialinės atsakomybės projektai, jie tų įmonių, kurios tuo užsiema didelė apimtimi, tai yra jų pagrindinis komunikacijos, netgi pagrindinė komunikacijos žinia, tarkime, perėjimas prie raginimas naudoti mažiau grynųjų pinigų, ar ne? Tai dabar viena populiariausių turbūt komunikacijos formų yra viešoje erdvėje, kurias vykdo finansinės institucijos. Kaip irgi ten šeimos biudžeto planavimai ir visokie kitokie dalykai, ką jūs rodėte Odete savo prezentaciją ir taip toliau. Tai akivaizdu, jų bankas tam skyrė didelės lėšas, kad įgyvendintų tą projektą šeimos finansų švietimo. Tai akivaizdu, kad tai ir yra, socialiniai projektai yra vienas iš momentų, kuo tos įstaigos ir bando įsiskirti visuomenį. Ar ne taip? Tai jos nori, tai yra mes norime atrodyti patrauklesniems savo klientams, kad jie žinotų, ką mes darome, tie klientai mūsų. Mes siekiame būti pirmų kiekvieno pasirinkimu. Tai yra mūsų toksai vienas iš šūkių. Tai kas yra pirmas pasirinkimas? Tai yra tas vadinamasis top of mindas. Jeigu tu sugalvoji, kad tau reikia draustis, aš gal eisiu Lietuvos draudimą. Jeigu tu pagalvoji, kad tu norėtum, tu teiki kažkokias paslaugas, pavyzdžiui, valymo. Tai aišku, kad tu nori parduoti savo tas paslaugos kažkokiai dideliai bendrovei, sudaryti sutartį su, sakykime, tokia bendrovė kaip Lietuvos draudimas, kur didelė apimtimi iš tavęs pirktų tam tikrą tavo paslaugą, tavo tą verslą, kurį tu pats susikūrei. Lygiai tas pats liečia ir darbuotojus. Jeigu tu renkiesi tarp darbo pasiūlymų, tai visa ta komunikacija tavo sąmonėje iki to laiko jau yra suformavusi tam tikrą nuostatą ir tam tikrą įvaizdį apie tą bendrovę. Tai dėl to tu turėdamas tų pasiūlymų tikėtina pasirinksi tą, apie kurią tu esi girdėjęs, apie kurią tu žinai, kad tenai darbuotojams yra gerai. Kad nepriklauso, aišku, girtis, bet prieš 2 savaitės kita bendrovė Aon Hewitt, remdamasi irgi pasaulinę praktiką ir atlikdama tyrimą ir matavimus ne apklausos būdų, sakykime, ten internetinės ar kažkokiu kitų būdų, bet atlikdama rimtą išsamų organizacijos viduje tyrimą, pripažino Lietuvos draudimą geriausių darbdavių. Prieš savaitę buvome pripažinti geriausių darbdavių Rytų Europoje tarp didelių organizacijų. Tai pasiekti yra tikrai labai, labai nelengva. Apie tai reikia kalbėti labai garsiai. Tai žinokit, aš apie tai skaičiau didelį Šerpyčio interviu. Stengiamės kalbėti ir kalbame, tik tai lietuviai pasižymi tuo tokiu kuklumu, gal sakyčiau, kai jie nedrįsta pasigirti. Aš irgi šiek tiek vėlavau šiandien čia, aš jau tuo kuklumu gal mažiau pasižymiu, sako, eik, ten pirmojo eilėje yra vieta, bet vadinasi pranešimą daro, man kažkaip buvo nepatogu, aš sakau, gal aš pastovėsiu ten prie krašto, negi aš dabar čia prieš visą auditoriją eisiu į pirmą eilę. Tai lygiai taip pat ir su to pasigirimu, jeigu tu sakai, aš geriausias darbdavys. O tai kuo remiantis? Labai sunku įtikinti, kad taip tikrai yra ir tas geriausias darbdavys yra įdirbio rezultatas, ne vienadienis kažkoks tai dalykas pripažinti. Taip, mums liko vos kelias minutės, prašau dar. Aš tai taip supratau, kad klausėja mėgino užkabinti iš tikrųjų labai aktualią temą, kad visgi to suvokimo, kas yra socialinė atsakomybė ir apie kurią reikėtų kalbėti ir paviešinti, jeigu tu padarai kažkokį tai gerą darbą, dar trūksta. Ir tarkim, visai nesenas pavyzdys buvo, kai mes ten įgyvendinom tam tikrą projektą, žinom, kad tai yra nauda bendruomenė ir visa ką, ir tiesiog atkreipiame to spaudos
kanalo dėmesį, čia yra jūsų žmonės, tiesiog va, iš jūsų gatvės, iš jūsų kiemo apie tai įdomu rašyti, apie tai svarbu girdėti jūsų ten, jie sako, čia apie tai nori, tai marketingo skyrių. Tai tas požiūris iš tikrųjų, kad tu kažką nori pasakyti ne marketingiško, yra visgi dar labai dažnai susijęs su tavo kažkokia tai reklaminė arba to norėjimo užsidėti kažkokią tai karūną, kad tu čia kažkoks tiesiog nukreipti dėmesį. Čia yra sąlygota dabartinės esamos padėties. Taip, prašau, klausimas tenai ir po to čia. Taip. Aš dar norėjau iš tiesų sugrįžti prie santykio tarp įmonių socialinės atsakomybės ir racionalaus verslo. Tai mano nuomonė, vis tik įmonių socialinė atsakomybė tai yra tam tikra inovacija. Ir kai ta inovacija tampa pripažinta, tada ir atsiranda kaip racionalus verslas. Tada mes galime pamatuoti grąžą, galim pripažinti, tai netgi tampa norma. Ir tie pavyzdys iš tiesų su gandralizdžiais. Tai ar daug čia mūsų žinojo, kad yra tokia Europos paukščių direktyva. Bet jeigu visi žinotų, tai tada visi kritikuotų, kodėl to gandrališkio nepadėjo ten, kaip priklauso pagal direktyvą. Kodėl nepakėlė prieš 10 metų, tik prieš 5? Taip, tai yra turbūt dalykai, kurių mes tiesiog nežinom ir kurie yra, kaip ir buvo sakyta, kad žengia pirmą žingsnį, kažkas žengia pirmą žingsnį, tai atrodo labai nauja, atrodo daugybę dalykų daro, tai žingsnis motyvuoja darbuotojus, pritraukia klientus, paskui tai tampa norma ir tada vėl ieškom naujų dalykų, naujų inovacijų, kurios vėlgi taptų įmonių socialinės atsakomybės dalimi. Prašau. Aš iš tikrųjų noriu pastarauti, kad žinau, tokį klausimą dėl tų paukščių lizdų. Ar iš tikrųjų čia taip turnai skamba, bet ar iš tikrųjų valstybė turėtų kištis ir jinai kišasi iki šiol ir kokios perspektyvos visą tą reguliavimas atsiprašingo verslystį. Nes tarkim jūsų, kaip suprantu, kažkiek tai verslą tai paliečia. Pramonė, girdėjau, kažkaip irgi nieko apie tai nešnekėjo. Valstybė visgi yra kažkokių tai reguliavimo metodų, kaip jie siekia reguliuoti visą savo tvarią plėtrą. Aš tik dar patikslinsiu, kad čia yra viena iš tų veiklų, kurias mes, tarkim, vykdome ir šiuo momentu, bet jau mes naudojamės ir ES paramą. Tai iš tos pusės yra tikrai valstybės parama. Taip, iš tikrųjų yra tokia parama. Taip, prašau, dar vienas klausimas. Paskutinis klausimas, komentaras, susijęs galbūt su vertinimu ir susijęs su komunikacija. Mano manimu, kad tie, kurie skaito socialinės atsakomybės ataskaitas, dažnai pasigenda skaičių, vertinimo ir duomenų. Kaip dabar nežinau, man atrodo, Renatos ir buvo pasakyta, galbūt ir Lietuvos draudimo atstovės, o kaipgi pasakyti, kodėl mes geriausias esam darbdavys, kodėl mes mažiausiai teršiam ir panašiai. Tai jeigu mes pasižiūrėsim gerasias praktikas socialinės atsakomybės ataskaitų rašymo, mes grįšim prie to pačio rodiklių sistemos ir vertinimo. Ir dabar iš diskusijos mes irgi girdėjom neapčiuopiamą, neįvertintiną daugiau naudos, bet greičiausiai visa tai yra tik tai rodiklių neturėjimas ir nemokėjimas to nuosekliai vertinti. Ir tada tik tai grįžimas į jutiminę kažkokią neapčiuopiamą naudą ir pasakymas, kad neįmanoma išmatuoti. Tuo tarpu, jeigu pasižiūrėsim gerąją praktiką, tą patį Global Reporting Initiative iniciatyvą, kuris skatina naudoti rodiklius, aš manau, mes visi daug efektyviau išsklaidysime mistiką į visos ir tą dūmą, o pasakysime, kad tai yra pagrįsta skaičiais, pagrįsta matavimu ir pagrįsta realiu rodikliu. Tik tai turbūt klausimas, kiek kainuos tai išmatuoti. Ir ar išleista iniciatyvai nėra mažiau nei išmatuoti. Ja. Grįšim prie to pačio debato, bet jeigu mes investuosime pirmam tam rodiklių susidėliojimui, pats matavimas paskui, jisai greičiausiai ne toks ir brangus. Taip, tai ką, ačiū diskusijos dalyviams, ačiū visiems, kas susirinko į šią įdomią konferenciją. Ir dabar metas galbūt neformaliai pabendrauti, kas dar turi klausimų vieni kitiems. Tai ačiū visiems.